Dieną mumis skrendant labai blogas užtėjo rūkas, oras, negalėjom. Išmetėm gėlės iš paminklo. Ir ten, aiškia, 40 metrų aukštį žemyn, šlaitas kaimas. Ir matosi tiek nedaug tetrūko, jie būtų praėję pro tos pušis, sklendimu būtų jau išėję į lauką. O čia vis tik nepakako aukščio ir užsikabino, reiškia, irgi. Atsitrenkimo metu į kliūtis tikrai variklis nebedirbo. Iš kožės. Kada aš turėjau progos muziejui, aš išardžiau, atidariau tą. Ten varžtai jau atsakinėti patį karterį. Žinot, variklį, reiškia, karteris, žvaigždinis variklis, visą kitą. Ir ten, kaip pasakyti, iškalta į aliuminio, reiškia, korpusą, tie vyrukai, kurie nagrinėjo, komisija darė, trys jie savo pavardės, įkalė ir vėl užsuko. Ten dabar, jeigu norėsit, kada tą istorinį gražus toks dalyk, toks žestas, tie vyrukai savo pavardės, kad jie turėjo garbės, tyrinėti Dario Girėno, reiškia, lėktuvą, iškalė savo pavardės, vardus ir atgal susuko tą variklį, surinko ir ten dabar tas įrašas yra. Iš to, kodėl aš ten norėjau. Juk mes žinom, jeigu besisukdamas arba eidamas kur nors už kliūties, užsikabinai, vis tiek bus brūkšt. Juk taip staigiai, taip nesustosi jau. Galėjai, aišku, vis tiek, bet į tas bus skylės siena. Ir variklio, reiškia, alkūninis velenas, visą kitą, kada jis atsitrenkęs, reiškia, jisai šiek tiek sulenktas. Ir tas jis prispaustas prie karterio šuolis. Ir čia gražiai prisidėjęs, jokio brūkšnelio, jokio, kaip sakyti, vis tiek yra, kada duodi dvi jėgas būna tiesiai ir visokio. Ten nieko. Ir aš tikrai sprendžiu, kad jiem baigėsi kūras. Dar antras dalykas, ar gerai man pratesti, pridėti? O kaip jūs tada, tai kad Gustaičio akte yra parašyta, jog įtraukta pušies plaušų į įvorę? Tai buvo atkurta pušis, juk žiūrėkit, vežė kažkur iš kažkokio miško. Juk ten ne iš vietos atvežta į muziejų ta pušis. Tai muziejų pušis, bet pušis įtraukta į veleno įvorę. Bet kur ten, jeigu nesisuko variklis, kaip čia tokia... Bet tai akte taip parašyta? Tai va, aš dar kartą prie mūsų to lietuvių patriotų, nieko jie netyrė, nieko nebuvo, ir ten nesąmonė. Pats Lakūnas esi, kaip ten apsisuks apie tą, iš kur tu to virvę užmės, kitai neapsisuks apie tą propelerį, kad nėra ten kur apsisuks. Ir dar medienos plaušas, čia tokios pasakos. Kitas dalykas, benzino, kodėl? Jie norėjo vis tik gyventi, skridami per Atlantą, jie žinojo, jeigu užges variklis ar kas, kaip įsigelbėti. Jie ką padarė? Vis tik buvo bakai, du gale, šis sparnuose ir gale. Ir tie du didžiuliai bakai, jiem turėjo tarnauti kaip plūdurai. Tai ką jie padarė? Reiškia, jeigu būtų pradėję blogai, benzinas baigėsi ir kas, jie toks padarytas dangtis, kaip pieno bidonų, toks tokio diametro. Tai primityviai padaryta dviračio grandinė, grandinėlė suka, atsuka tokį varžtą, ir tas, kaip tai per 50 sekundžių, kaip ten atsidaro, likęs benzinas turi išbėgti, kad bakas būtų tuščias, kai jis darytųsi kaip plūduras, ir jie vėl atgal turėjo užsukti, užsidėti ir tūpti ant vandens. Ir jie būtų plūduriavę, kol kas būtų juos išgelbėję. Nesigėjant. Aš kaip žemės ūkio lėktuvo Aušra skridau su panašiu to, bunkeris į trašom, visą kitą, visokiais damčiais, visą kitą. Kaip tu velnėm bet darytum, kokius tarpinės bedėtum po tam tikros skridimo lėktuvo vibracijos, visą kitą. Vat praleidžia jį vis tiek. Ir niek. Ir aš įsivaizduoju, kad jiem dalis benzino vis tik
tas vis ta įranga tokia primityvi, galėjo ir ištekėti.